Garbė Jėzui Kristai. Per amžius. Toliau tęsiam savo gyvenimą ir tikėjimo tikrovę ir kadangi nekartą laidose esam kalbėję apie tai, kad vis tiek Dievas mus pasirinko ir mes gimėm tam tikroj tautoj, tam tikroj kultūroj, noriu šiandien pamastyti tiesiog apie mūsų tikėjimą ir kultūriškumą, tautiškumą. Yra dabar daug iššūkių, ar ne? Iš vienos pusės turim kraštutinumą, kai atrodytų žmonės, kurie praktikuoja tikėjimą, sako, kad tautiškumas, ten, sakykime, reiškia, dar kažkokie kultūriniai dalykai absoliučiai nesvarbus. Iš kitos pusės turim dar kitą kraštutinumą, kad kažkokia kultūra tapatinasi arba tautiškumas tapatinasi su kažkokia religija ir jeigu jau nori jau tapti, liaudiškai kalbant, tikinčių, turi tapti tos kultūros arba tos tautos maždaug atstovų. Kur yra ta tiesa? Ką sako katalikų bažnyčia? Juk iš vienos pusės katalikų bažnyčia tai apima visą pasaulį su visom kultūrom ir yra išsprendusi, nes, žinom, kad reiškia, jau apaštalas Paulius savo laiškuose rašo, kad, klausykit, reiškia, Dievas atėjo, Jėzus atėjo ne tam, kad liktų vien tik tai Izraelio namuose. Tai taip, kaip jis ten sakė, nėra nei žydo, nei graiko, nei vergo, nei laisvo, nei vyro, nei moters, ne? Tai visi viena Kristuje. Tai čia kaip tokia ir savotiška provokacija ar iššūkis, sakykime taip, dabar nepopuliaru kalbėti, bet, sakysim, tautiškumui arba nacionalizmui. Ne? Čia gerąją prasme nacionalizmą, aš nekalbu apie kažkoks nacizmą, reiškia, bet tai kaip atrodytų. Kaip tai vertybė, nevertybė, tai gali, liaudiškai kalbant ar ne, nors tikėjimas sako, mylėsi ir kaimyną, tarkim, kitos tautos atstovą ar ne, ir tuo pat metu tie visi tautiniai dalykai gali tapti, gera priežastim užsimoti ir išsviesti akmenį į kaimynų pusę ir taip toliau. Tai čia, ir žinom, istorijoje yra buvę labai daug tokių įvairių nesusipratimų ir nesuvokimų. Čia labai sunki tema, iš esmės dabar kodėl. Todėl, kad žiūrėk, kokį pagrindą mes paimsim. Jeigu mes dabar žiūrim dabar tas pabėgėlių krizės įvairiausios, priimkit pabėgėlius ir ten viską jam duokit, tai meilės, aiškiai, ženklai, taip toliau, kultūros tegul maišosi, ir taip tolerancija ir visa kita ir taip vyksta. Ne? Arba, sakysim, net nereikia ir pabėgėlių krizės, štai geresnio gyvenimo išvažiuoja kažkur ten ir į Angliją ir ten žmonės išvažiuoja, nebegrįžta ir jie tokie, pasidaro tokie. Tai ar čia gerai ar blogai? Ir mūsų tautos artimieji, kurie išvažiavo, bėgo nuo karo, tarkim, antro pasaulinio karo, kur dalis asimiliavosi, dalis išlaikė savo tautiškumą ir visą kitą. Ir čia vėl toks, kaip pasakyti, iš vienos pusės mes džiaugiamės tie, kurie išlaikė tą tautiškumą, iš kitos pusės, pavyzdžiui, jeigu čia Lietuvoje atsiranda kažkokie grupė žmonių, kurie nori išlaikyti savo tautiškumą, nelabai mes džiaugiamės arba kartais išvelgiam kažkokių tai tokių tikrų arba netgi įsivaizduojamų grėsmių. Matai, kas yra kaip įdomu, aš sakysim, buvo tarpukario ta vadinama smetoninė Lietuva, tai suformavo labai stiprų nacionalinį tokį pojūtį, jausmą ir daug kas išėjo net ir kovoti ir į miškus, partizanaut, kad išsaugoti Lietuvą nuo invazijos, nuo bolševizmo, nuo svetimos tos kultūros, net ne kultūros, tiesiog nuo okupacijos. Ir imkime ar šitą Juozą Lukšą Daumantą, ar kitus, ar ten tą patį generolą Žemaitį, tai ypatingos asmenybės, sakysim, Juozas Lukša Daumantas išvažiavo į vakarus, ten susitokė ir paskui grįžo atgal kovoti, jaunas vyras 30 metais ir žinojo tikrai, kad žus ir tai įvyko po 8 mėnesių. Taip, kad dabartiniam žmogui atrodytų kažkokia turbūt, nežinau, kvailystė ar kaip čia pasakyti, bet jisai taip gyveno. Jam tai buvo vertybė. Mes galim netgi paaštrinti tą situaciją, tarkim, ar ne, dabar, kai kyla tas klausimas, o kodėl aš turėčiau ginti kažkokį tai žemės lopinėlį, su kuriuo nelabai aš tapatinuosi ir prie ko čia aš tautiškumas ir prie ko dabar čia. Taip, galim angliškai visi kalbėti, arba kinietiškai, arba rusiškai. Jo, ir mokytis bet kur, ir man patogiau, ir jeigu reikėtų, sakykime, ginti kažką, prie ko čia dabar? Ką čia tas tikėjimas? Jo, kad galim ir tikėjimą savotiškai pritaikyti. Žiūrėk, nėra nei to, visi būkite vienodi, reiškia, dabar kaip ten ta vadinama globalizmas, visi globalūs, reiškia, pasaulio piliečiai, tarsi ir taip nebuvom pasaulio piliečiai.
lietuviai, vokiečiai, rusai, anglai ir taip toliau. Visi pasaulio piliečiai buvo nesusimaišę. Tai dabar klausimas, ar tas maišymasis čia yra ir kokio pobūdžio tas turi būti susiliejimas ar nesusiliejimas. Nežinai, tai kas ką praranda ir kas ką atranda. Tai va čia rimtas dalykas yra, nes jeigu imsim dabar Seną testamentą žiūrėti, tai Izraelitui pasakyti, kad tu susimaišyk su kažkuo, tai buvo šventvagystė didžiausia. Lygiai kaip ir dabar, sakysim, jubiliejiniai metai paskelbti, bet mažai turbūt kas žino, ką reiškia jubiliejus iš kitoj senoji izraelitų kultūroje. Tai reiškia, kad žemės negalima buvo parduoti. Žemę galima buvo tarsi parduoti, bet jinai sumoki pinigus, ją gali naudotis, kiek ten 49 metus ir paskui visą žemę sugrįžtas jos tikrajam savininkui. Jeigu net jo nėra, tai jo vaikams nesvarbu, bet niekaip tu žemės neparduosi. O ta žemė, kodėl? Už tai, kad Izraelio 12 giminių gavo tą žemę kaip viešpaties paveldą, ne? Tai va, už tai ir Nabotas savo vynuogyno Ahazui nepardavė, karalio Ahazui nepardavė, nes sumokėjo gyvybės kainą, bet vynuogyno nepardavė. Tai va, tai. Dabar dar turim 4 įsakymą, gerbk tėvą ir motiną. Tai va, tai jisai apima labai plačiai, tai nėra, kad iš tai savo tėvelį ir mamytę ten kažkaip tai gerbiu ir pasirūpinu, kad jie ten senelio namuose gerai jaustųsi. Tai čia visai ne apie tai kalba, reiškia kalba apie protėvių visą pagarbą. Iš tikrųjų, ne tik tai jiems kaip asmenims, bet tai, kas jie yra, nes Dievas kalbėjo per savo žmonės, kurie atvedė mane iki šito taško. Tai va, reiškia, per visus protėvius aš gavau gyvenimą. Tai todėl tas kalbėjimas nėra paprastas, toksai, kad, žinai, dabar... Ir ne tik kalbėjimas, bet netgi mąstymas. Juk puikiai žinom, kad pasiduoti kažkokiam neteisingam tikėjimo interpretavimui baigsis tuo, kad mūsų tauta geresnė už kitas. Vienas dalykas, tai reiškia, tai imperializmas kyla. Net ne nacionalizmas, čia gila imperializmas arba totalitarinis mąstymas, aišku, nacizmas. O kita vertus, jeigu save nuvertini, tai kas tu esi? Vėl labai įdomus dalykas. Dar vieną momentą prisiminti Babelio bokšto statymą. Ja? Ką darė tuo metu žmonės? Jie statė bokštą, kad pasiektų dangų, ne? Nes visi tikėjo, kad savo jėgomis mes galim pasiekti dangų. Tai štai dabar, kai susidurėm su globalizmu, tai klausimas, ar tai nėra panašu į Babelio bokšto statymas, labai daug analogijų yra. Štai statom kažką tai ypatingo sukursim, kur visi labai ilgai laimingai gyvens, visi vieningai gyvens, visi bus tolerantiški, gražus ir taip toliau. Tačiau nėra tam pagrindu, rimto dvasinio pagrindo nėra, kažkoks įstatyminis pagrindas yra. Naudos, gerbuvio pagrindas yra įsivaizduoti. Tai šitoje vietoje reikia prisiminti Joną Paulių II, pavyzdžiui, jo griežtą kalbėjimą, kai buvo priimama ES konstitucija. Jisai ką pasakė? Sakė, įrašykit žodžius, kad krikščioniškom vertybėm. Atsisakė įrašyti ir jis tada pasakė, šita sąjunga subirės, nes jinai yra monetarinė ir ekonominė sąjunga. Monetarinė parenga pinigų ir ekonomiką. Tai kol kas dar nesubirėjo, bet matome įvairiausių niuansų. Tai va, taip, kad mintis kokia Jono Pauliaus II buvo, kad jeigu nėra dvasinio pagrindo, tai bet koks vienijimasis neturi ateities, neturi prasmės, neturi perspektyvos. Tai štai šitos pozicijos reikia spręsti. Dar vienas momentas labai svarbus. Jeigu Dievas panorėjo, kad aš gimčiau būtent čia, ne Afrikoje gimčiau, bet Lietuvoje. Tai reikia žiūrėti, kaip jis man tą gyvenimą, dėl ko jis man įdavė. Jis davė man gyvenimą kaip uždavinį. Jis nedavė man kaip kažkokią tai pramogą. Ne, bet Dievas davė gyvenimą kaip uždavinį. Tai va, kokį uždavinį? Kad aš labai gražus tas uždavinys, bendradarbiauti su Dievu, pašventinant šitą aplinką, šitą žemę, nes mes esame krikščionys. Už tai, kai mes neturim tokio giluminio požiūrio į savo tikėjimą, tai mums atrodo viskas čia gerai, va taip va. Žinau, tai pabuvau tenai, kažką tai paveikiau, bet iš tikrųjų mes pamatysim vieną labai svarbų dalyką, kad mano tas gyvenimas, ko gero, jis neturi jokios krypties daugeliu atveju. Tai va. Taip, kad čia, žinai, galima nusipaišyti savo tokią, kaip sakyti, skalę tokią, 2 polius. Vienas, reiškia, čia būsiu tik tai kažkoks siauras nacistas, ar ne? Kitas būsiu baisus globalistas. Nei vienas, nei kitas netinka, nes nei vienur, nei kitur iš tikrųjų nebelieka Dievui erdvės. Čia už tai, ką Dievas nori per mane pasakyti pasauliui. Gerai, o kaip tai praktiškai, paklausus, ar ne? Iš čia žinom, iš istorijos dalis kažkokių tautų nesusikūrė, kaip valstybės, ar ne, dalis išnyko, dalis asimiliavosi. Tai panašu, kad mes to išnyksim.
nu, Iš vienos pusės, kas atsitiks, kad išnyks Lietuva, kaip ir nieko, ne? Bet ar Dievas nekalba per tą Lietuvą, tačiau štai, sakyti dalykai, štai koks tas Dievo kalbėjimas, tai nepabaigia minties. jo, bet kaip tada, nu, iš vienos pusės, tarkim, ar ne, ką tikėjimas sako? Nu, tikėjimas sako, gyvenk tvarkingai, visa kita. Kiek dabar tame tikėjimo tvarkingume, nu, talpina pagarbą tautai, tėviškiai, kažkokiem kitiem dalykam, kiek tai yra, vat, kaip pats sakai, bendra žmogiški dalykai, o kiek jie yra su tam tikrų lietuviškų, tarkim, ar ne, jeigu mes kalbam apie Lietuvą, kiek tai yra su lietuvišku tautiškumu susiję. Štai kas tas tautiškumas yra, ar tai mano, žinai, galima visai savo prisigalvoti, kad štai ten, kaip dabar yra, sakysim, bando pagonybę atgaivinti, ne, tai yra praeitis, tai čia. Ar mano kalba, mano kraštas, mano žemė, nu, tai mano tėvų čia buvimas, tai vėl, tai čia, žinai, toks, nes aš įsiraut galiu į kitą kraštą nuvažiavęs, bet ar aš ten būsiu namuose, žinai, štai kalba apie namus savotiškus, žemiškus, tiek, kiek čia gali būti mūsų namai. Jo, bet vėl mūsų patirtis, tarkim, ar ne, reiškia, po nepriklausomybės pradžioj ir iš tikrųjų pakankamai ženklus skaičius yra išvažiavusių, kurie gyvena ir jų namai, nu, yra dėja, bet kaip ir ne Lietuvoje, dabartiniai namai, ar ne, ten, kur jie gyvena, ten, kur vaikai eina, tarkim, į mokyklas, ir tada kyla klausimas, nu, verta jiem išlaikyti tuos dalykus, ar vertas asimiliuotis? Tai, žinai, jeigu tai praktiškai, tai vienai per kitaip jie asimiliuosis, ko gero. Ir dauguma net nemato turbūt prasmės išlaikyti lietuvybę kažkodėl tai, nes, nu, jiems tai nebuvo vertybė daugumai. Dauguma, nes, nu, kaip žmonės matė tą pasaulį dabar, žinai, būti patriotu šiandieną nėra populiaru, nėra mada čia kažkodėl, tai va tokia daugiau, viskas nuėjo tokį, nu... Į patogumą. Į patogumą nuėjo į tokią, šitą tokią entropiją, tokią dvasinę entropiją, viskas nunikimo, viskas pasidarė horizontalu ir viskas daroma dėl malonumo, kaip sakyti, vėlgi grįžtam prie to paties tokio žiuželinio lygio, jokios aukos nėra, dėl ko čia reikia taip daryti, juk pagrindinis klausimas, dėl ko aš čia turėčiau būti, jeigu ten geriau moka, ne? Kodėl aš čia turėčiau stengtis, jeigu ten man sumokės daugiau ir viskas. Ir kadangi didžioji dabar vakarų pasaulio dalis taip gyvena, tai ne tik Lietuva čia, tai didžioji dalis tai gyvena nudvasėjusių gyvenimą, tai nėra aukos, nėra noro čia ir dabar kažką tai pažangą padaryti, kad šalia mane žmonės augtų. Nu, tai net keista girdėti kartais tokius mąstymus, kad štai pabūk čia ir sukurk aplinką, sukurk naują Lietuvą, kur žmonės galėtų kalbėti savo kalbą. Nes čia įrodyta moksliškai, kad iš tikrųjų savo mintis gali išreikšti tik tai motinos kalba, nu, prasme, kurią kalbėjo tavo tėvai geriausiai, tai išreikšti save. Niekas apie tai negalvoja, reiškia, amerikiečiai tokį filmą čia sukūrė, aš dabar neatsimenu, kelinti metai jau senokai, gal 1984 atrodo, kokia bus ateities žmonių kalba. Tai vien tik tai toks, nu, kažkoks vogravimas, nes žmonės nebebrangina kalbos, o kalba ką tai reiškia. Žiūrėkit, tie žmonės, kurie, sakysim, iš mūsų Lietuvos, ten, pavyzdžiui, pakraščių, kurie kalba tuo pačiu metu kažkokiam 3 kalbom, bet ne viena gerai, jiems labai sunku suformuluoti ir išreikšti savo vidų. Čia taip yra, nes kalba yra didžiulis dalykas. Mes, sakysim, lietuvių kalbą turim, kuri labai sunkiai keičiasi. Ne? Ir Slavočinskio giesmynas yra toks išleistas, buvo 1627 metais. Tai kas mažai, kad turbūt kas žino Slavočinskio giesmyną, ten buvo 127, man atrodo, įdėtos giesmės. Turiu aš jo fotografuotinį leidimą, tai va, tai žemaitis, kunigas toks labai užsispyręs, nu kaip visi žemaičiai, tokie, ne visi, bet dauguma turbūt savotiškas, tai va, tai. Bet čia nepyk. Tai va, tai jisai išleido giesmyną ir kas įdomu dabar yra, 400 metų praėjo, ne? Faktiškai, 3 metai ir bus 400 metų. Viską, ką skaitai, puikiausiai galima suprasti. Nu, ten angelas, tai aniolas, nu, tai va. Įsivaizduot, kokia lietuvių fenomenali kalba. Bet mums tai nesuteikia džiaugsmo, kažkodėl nu, tai taip kalbu, aš čia kalbu, žinai. Tai reiškia, kad tai yra Dievo duotybė. Dievas mūsų kūrė būtent tokius specifinius. Nežiūrėk, kiti net mokslininkai sako, kad net vanduo, kurį tu geri, organizmas jau pripratęs prie to, reiškia, lietuviško. Nu, sunku pasakyti, kaip ten yra. Bet yra tam tikri dalykai, kad štai tu įaugi, gamta teikia. Reiškia, mums džiaugsmą, nes čia yra mano tiesiog įaugta mano namai, ne. Pasakyk dabar įdomu, jeigu sakysim, mes lietuviai mėgstam lašinius užvalgyti, ne.
lašinukai, taip normalus dalykas, pabandykit pasakyti argentiniečiui, kad reikia valginti lašinius, o su tėvu Domingu šnekėjom, tai sako, baisus dalykas, kaip jūs galite valgyti, nes čia tik išmest reikia juos ir jų organizmas nepriima tų lašinių, mūsų puikiausiai priima. Taip, kad čia yra tokie dalykai, su kuriais, gali juokauti, nususindamas save, bet yra paveldas rimtų dalykų, kuris gražus yra ir tas įvairumas, manau, jis yra gražus. Tai reikia mūsų save kažkaip tai išparceliuoti. Kita vertus, ką pasieksi, sakysim, tai kodėl, tegul anglai ar ten amerikiečiai, kodėl nekalba lietuviškai, mūsų kalba daug, reiškia, senesnė yra. Bet mes kažkodėl tai ten, reiškia, tai motyvas ne kalba yra, motyvas visai kitas yra. Susiniveliavimo motyvas, ne? Kuo praturtėsiu aš kaip asmenybė susiniveliavęs, ne? Nieko nepraturtėsiu. Taip, kad čia toks labai rimtas klausimas ir jisai negali būti sprendžiamas, kad tik tai šitaip, ne? Bet vis dėlto namai, Dievo duotybė yra, jie duodami, aš taip žiūrėčiau. Pašaukė Dievas būti čia, kad aš kurčiau savo namus, savo likimą. Su tai žmonėmis, kuriuos man davė. Konkrečioje vietoje, su konkrečiom istorinėm aplinkybėm. Ir tą turi daryti. Jeigu kažkaip klostosi, kad ten, išeina, gali būti ir kitaip. Sakysim, mano prosenelis Volungevičius, išvažiavo į Ameriką, užsidirbo pinigų, tai buvo dar prieš Pirmą pasaulinį karą gerokai. Bet grįžo į Lietuvą Dzūkelis, ir paskui čia kūrė savo gyvenimą. Bet jis grįžo namo, užsidirbo pinigų, grįžo namo, kad čia Lietuvoje kurtų savo gyvenimą. Ir daugumą lietuvių irgi tą darė tarpukarį, kad kurti čia ir šviesti žmonės, įsivaizduoju, buvo ministrų, kurie net algų neimdavo, ne, kad šviesti žmonės, kuo daugiau dvasingesni būtų, tai reiktų galvo kitaip tiesiog šitą klausimą pamatyti. Kiek mes tampame dvasingesni labiau krikščionimis. Jeigu aš labiau tapsiu krikščionis, misionierių, pavyzdžiui, kažkur nuvažiuosiu į misijas, tvarkoju, važiuok, jeigu tavo toks pašaukimas, bet jeigu ne, tai sėdėk namuose ir kurk čia gyvenimą, kuris tikrai būtų dvasingo, šviesaus Dievo žmogaus gyvenimas, kadangi man reikės duoti Dievo apyskaitą už savo kiekvieną dieną. Turėsiu duoti apyskaitą. Tai jeigu mano gyvenimas buvo tik tai pavalgyti, kuo daugiau užsidirbti ir namą pasistatyti, tai ta apyskaita bus labai liūdna. Ir kaip pabaigai, kaip nepadaryti iš savo tautiškumo stabo, kad mūsų, pavyzdžiui, mes irgi puikiai prisimenam, kai kalbam apie lietuvišką naratyvą kaip tokį, ar ne, būtinai iki juodosios. Taip, žinoma, norėtųsi. O žinom, kad tai tik tai dalis istorijos ir tai nedidelis tas laikotarpis, ar ne? Netoks ir mažas, bet... Jo, bet vėl... Imperija sužlugo, aišku. Jo, bet ir štai kodėl čia ir klausimas yra, kad, kaip sveikai pabandyti tikėjimo akim pasižiūrėti, kaip pats ir sakai, kad tai yra duotybė, tai yra didžiulis lobis, kurį reikia išmokti branginti, bet iš kitos pusės, kad tai netaptų kažkokiu stabu, kad žiūriu į kitus, kiti prastesni. Čia labai gerai įvardinai, kaip išmokti tikėjimo akimis žvelgti tai į save, kad štai Dievas mane čia šitoje vietoje pasodino ir tu bandyk duoti kažkokį vaisių gražų. Lenką šalia esantį taip pat pasodino Lenkiją ir mes galim su juo puikiausiai bendrauti, nes jis užsako už savo tą duotybę, ne? O rusas kur nors čia, aiškiai, savo turiu ir galim mes visi kalbėti, bet tai įmanoma tik tai tikėjimo kalba, nes kitaip tai mes pradėsim lygintis, kodėl visur yra nuodėmės sužeistumas. Ir vienas už kitą nori būti didesnis, nes dėl ko imperija susikūrė. Ar imsime didžiai Lietuvos kunigaikštystę, ar ką vyko karai. Karo tikslas koks buvo? Pajungti ir apiplėšti. Iš tikrųjų, paimti duoklę, nes, kad, reiškia, mes dėl valdžios, valdžia, garbė, pinigai, juk niekas nesikeičia. Šventas raštas, valdžia, garbė, pinigai. Tai reiškia visiškai motyvas netikęs. Tuo tarpu tik tai Jėzaus pažinimas suteikia galimybę žmonėms gyventi taikiai ir meilė. Taip, kad jeigu mes būsim tikinti žmonės ir šalia esantis, ta prasme visi, tai mes susišnekėsim, jeigu ne, tai tada vis tiek konkurencija tokia nesveika kyla, čia kaip ir tarp šeimų, mano šeima geresnė už tavo šeimą ir viskas. Tai va, ir čia toks, sakysim, kova, dvasinė kova be pabaigos. Arba mes pralaimim, jeigu negyvenam
su viešpačiu Jėzumi dvasinio gyvenimo ir bandom kažką įrodyti. Dabar irgi, kaip galvotas, Ukrainos karas, Rusijos Ukrainos, tai beprasmiškas visiškai, bet štai Rusija nori įrodyti, kad jie kažkokie superiai ten, apsiginti, aiškiai vėl, nu, tai čia kaip ir tokia, sakysim, guldyti, įsivaizduoju, unikalus dalykas, kaip čia unikalus, ne taip net, nelykstamas dalykas yra žmogaus gyvybė ir ją dabar paguldyti dėl ko, kad kažkokias imperinės ambicijas kažkam patenkinti. Tai visiška beprasmybė yra, ne, tai visiška. Nuvertinimas žmogaus, iškelimas kažkokios kvailos idėjos, virš visko tai yra, kas yra ideologija. Tai Jo, tai blogio siautėjimas yra. Taip. Tai va, taip kad čia už tai grožis yra, kai mes galim būti drauge kartu, ne? Savaip skirtingi. Savaip skirtingi, taip. Tai čia, žinai, dabar kaip geriau Lietuvoje, čia gerai galim pakreipti klausimą, kad kurie geresni, aukštaičiai ar žemaičiai? Kol tai, kaip čia reikėtų taip gražiai suformuluoti, kol lyginimasis vyksta anekdoto ar linksmų pasakojimų lygmenį, tai smagu yra, bet jeigu prasidėtų vadinti varžytuvę su pažeminimais ir kitais dalykais, taip galima, kai sako, tikrai taip, labai tolinai. Tai Dieve duok iš tikrųjų tikėjimo šviesos, kad brandintume tai, ką turim ir tuo pat metu nepakliūtume į kažką. Nes matai, dar reikia vieną momentą nepaminėti. Yra labai svarbus laisvės motyvas, ne? Laisvė, aiškiai, tikra laisvė. Kodėl mūsų protėviai gynė, ne? Kurie tikrai tikintis buvo ir partizaniniai kovai. Jie gynė iš tikrųjų laisvę būti savimi. Tai aiškiai, tą reikia atsiminti visą laiką. Nes jeigu laisvę aš praras galiu įvairiai, nebūtinai okupacijos būdu, ginkluotos okupacijos. Aš galiu vergaudamas pinigui prarast laisvę, ideologijoms ir taip toliau. Nes kodėl dabar apie laisvę, tai nėra tik išorinė laisvė. Ir išorinė, ir vidinė laisvė. Laisvė yra esminė žmogaus egzistencijos sąlyga. Tas Dievas sukūrė žmogų laisvą. Ir todėl pareiga būti laisvu, pareiga čia yra būti laisvu. Ir pareiga ginti laisvę. Tad jeigu mane sukūrė Lietuvoje, tai būk tu lietuviu. Tai esi vokietis, būk vokietis. Nereikia kažką iš savęs keisti ir daryti. O jeigu pateksi į kitas gyvenimo aplinkybės dėl kažkokių tai protingų priežasčių, tai gyvenk tenai, mylėk Dievą ir žmonės. Bet jeigu čia randi vietą, tai gerbk savo kraštą ir savo pašaukimą, ir savo duotybę, ir savo protėvius. Bet ta prasme sveikai viską matydamas Dievo šviesoje, o ne kažkokių tai ten ambicijų, ideologijų, iškreiptų idėjų, kurias įkvėpė piktasis šviesoje. Amen. Amen.